Gerbiama Sigita, džiaugiamės Jūs matydami ir dėkojame, kad atvykote. Kviečiame trumpai pasikalbėti apie emocinį raštingumą. Taigi, kaip Jūs apibrėžtumėte emocinį raštingumą? Pirmiausia, laba diena visiems. Ačiū Jūsų bendruomeniai, kad pasikvietėt. Man didelė garbė būti pas tokius kūrybingus žmonės, kurie taip kūrybiškai veikia. Ir ypač džiugu, kad įtraukėte visą šitą labai svarbų žaidimą tėvelius. Ir trumpai noriu prisistatyti, kad gal 20 metų ir daugiau domiuosi šitą temą. Ir manau, kad vaikų emocinis raštingumas yra pagrindas ir kad tėveliai yra svarbiausi žmonės vaikų gyvenime, kurie ugdo emocinį raštingumą. O emocinis raštingumas paprastai tai yra gebėjimas atpažinti emociją, suprasti ją ir tinkamai ją išreikšti. Ir tai yra daug geriau negu muštis, rėkti, griūti, maištauti, dar kitaip netinkamai elgtis. Tai apsunkina tiek vaiką, tiek pedagogus, tiek mamas, tėčius, senelius ir visus kitus aplinkinius. Bet jeigu vaikas sugeba atpažinti savo emociją ir tinkamai ją išreikšti, tai yra pagrindas, dovana jam visam gyvenimui. Taip. Kodėl Jūsų nuomonė emocinis raštingumas yra svarbus vaiko raidai? Manau, kad tai yra, kaip minėjau, pagrindas tolimesniam jo laimės pojūčiui ir labai įdomų fenomeną stebiu. Dabar šiuolaikiniai tėvai labai daug akcentuoja akademinius pasiekimus, o moksliniai tyrimai atskleidžia, kad žmogaus laimė yra jo socioemocinėse kompetencijose. Tai reiškia, kaip jis sugeba atpažinti savo emocijas ir tinkamai jas išreikšti. Ir ateityje, jeigu mes padėsim suformuoti vaikui tokius įgūdžius, kad jisai atpažįsta savo emocijas, moka jas įvardinti, pasakyti kitiem, tai stiprina jo savivertę. Ir kadangi pati esu 3 vaikų mama, tai puikiai žinau, su kokiais iššūkiais tėveliai susiduria ir turiu jau rezultatus to emocinio raštingumo vaikų ir darbo su savim, tai kad jum neatrodytų, kad aš kažkaip jūs moralizuoju, pasidalinsiu pavyzdžiu. Vienas iš sūnų, kai aš buvau labai pavargusi, grįžtam iš parduotuvės ir iš to nuovargio aš jį taip stipriai apibariau. Ir jis man sako: mama, taigi iš tikrųjų tu pavargai, o dabar pakeltų tonų kalbi su manimi. Sustabdžiau mašiną, jį apkabinau ir sakau: tu nuostabus. Tai ką tai rodo? Kad jo savivertės tai neveikia. Jis atpažino mano emocijas, sugebėjo man padėti jas įvardinti ir jau sugeba net teikti pagalbą mamai ir kitiems šalia esantiem. Tai yra labai svarbu. Ir žmogui savimi pasitikinčiam tai yra didelė dovana, kurią tėtis, mama su mokytojų pagalba gali padovanoti savo vaikam. Aš čia vakar ruošiausi, ne tik šitą išsiskyriau faktorių, bet tai padeda net ir ateityje vaiko mokymuisi, pačio mokymosi procesui ir tiek darželyje, tiek mokykloje. Jeigu jis supranta, kad pavyzdžiui, mokytojos aiškinimo stilius, jam yra nepriimtinas. Aš irgi pasinaudosiu savo sūnų pavyzdžių. Vienas iš sūnų grįžta iš fizikos pamokos ir sako: mama, mokytoja, žinot, kokius žodžius vaikai naudoja. Ir tada aš klausausi apie ką. Kai aš išgirstu blogus žodžius apie mokytoją, man plaukai pradeda šiauštis. Turiu kantrybės, išklausau, ką jis papasakoja ir sakė: mes rytoj visi mokiniai suorganizavom tėvus, susirinkimas bus, prašau ateiti ir versi mokytoją. Nes mokytoja blogai išaiškina. Aš pradėjau su juo kalbėtis, apie ką tai, kas jam ten vyksta. Pasirodo, fizikos mokytoja moteris. Aiškina, pradeda iš labai toli, kad vaikai suvoktų. O jis pas mane mąstymą turi matematinį ir jam reikia loginės sekos. Ir aš supratau, kad jis tikrai nieko nesupranta. Bet labai svarbu tėveliam suorientuoti vaikus ir nuo pat darželio. Jeigu vaikai ateina su problemom ir pradeda pasakoti savo problemas emociškai, tai pirmiausia, užduoti klausimą, kaip tu jautiesi toj situacijai. Ir nebėgti spręsti už vaiką, ką dažnu atveju tėtis, mamos, ką dažniausiai daro. Bet klausti, ką tu su tuo ruošiesi daryti. Taip, teisingai išgirdot. Netgi ir 4-mečio, 5-mečio klausti, ką tu su tuo ruošiesi daryti. Jūs padovanosit didelę dovaną savo vaikam. Jūs parodysit kelią, kaip susidūrus su iššūkiais,
Ne mamos rankos ieškoti, ne mokytojos, bet vadovauti savo galvą. Ir jau vaikam ugdosi mąstymo kanalai smegenyse, kas yra labai svarbu, kurių pagrindas, ką aš toliau darau ir kaip man spręs pačiam tas problemas. Ateityje tai bus jam didelė dovana. Ir mes su sūnum gal 2 savaitės kalbėjom tą temą ir aš vis jam grįžtu, tai ką tu su to ruošiesi daryti? Ir jis man po 2 savaičių sakė, radau YouTube kanalą, kur kiniečiai pasakoja ten, kaip reikia fizikos uždavinius spręsti. Tada mes nusipirkom Edu klasę, jis pats žiūrėdavo pamokas, mokydavosi ir į klasę eidavo pas mokytoją, su tuo tikslu, kad pasiklausti, kas jam neaišku. Ir iš fizikos egzaminų jis surinko 95 balus. Oho. Ir aš manau, kad tėvai va šitoj vietoj ir darželyje, čia jūs pagrindinis vaidmuo ir pagrindinė pareiga padėti vaikams sudaryti va tokį kontekstą, kad jis galėtų išmokti mąstyti ir pirmiausia, va tą mąstymą jis gali jungti tik tada, kai sugeba atpažinti savo emocijas ir jas suvaldyti. Ir dar kas yra labai svarbu, ką dabar matau, tėveliai dažnu atveju ne savo vaikam padeda suprasti emocijas, bet įsikiša į vaikų tarpusavio konfliktus ir socialiniai tinklai ar socialinės grupės tampa ne gerovės tinklais, ne pagalbos, bet dažnu atveju konflikto centru, kur vieni kitus pradeda auklėti. Stop, sustatykim viską į vietas. Ne vieni kitus auklėm, ne į darželį ateina mokytojų auklėti. Tėtis ir mama atsakingas už vaiko emocinį raštingumą. Ir tada padeda vaikui suprasti, kaip jis jaučiasi. Ir kai kiekvienas grupė yra emociškai raštingas, tada susitinka 2 sąmoningi maži žmonės, kurie sako, va dabar tu piktas, ar tas pyktis leidžia tau ant manęs rėkti. Kai tu ant manęs rėki, man yra blogai. Kai tu mane muši, man skauda. Ir mokytojui bereikia tik nukreipti. Tai padeda geriau vaikam tarpusavyje sugyventi, koks ir yra mūsų tikslas, kad vaikai išmoktų bendrauti tarpusavyje, o mes kišdamiesi tik trukdom ir atimam iš jų galimybę patiem mokytis, kaip tarpusavyje tokiem skirtingiem visiems sugyventi. O kokį vaidmenį šeimos aplinka atlieka vaiko emociniam vystymuisi? Oi, čia šitas jūsų klausimas man labai patiko ir manau, kad pagrindinį vaidmenį. Tėtis ir mama yra artimiausi žmonės vaiko gyvenime. Jeigu yra broliai, sesės, seneliai, dėdės, tetos, netgi visa išplėstinė šeima. Ir taip ne tik tai, ką mes vaikui sakom, bet tai, kaip mes kuriam tarpusavio santykius, kiek jie yra pagarbus, kiek mes leidžiam vaikui išbūti su tais nepatogiais jausmais. Ir dažnu atveju šitą pagrindinę pareigą tėčiai ir mamos labai pasitikė ugdymo įstaigom ir perduoda šitą darbą savo pagrindinę pareigą atlikti mokytojom. Aišku, labai smagu, kad jūs taip pasitikit mokytojais, bet mokytojų galimybės yra ribotos. Aišku, jie turi įrankius, nes yra vaikų grupė, kur vaikai labai skirtingi, namuose to nėra, bet vaikai ateina su baziniais elgesio modeliais į grupę. Vieni ateina, kurie moka ir įvardinti jausmus ir supranta. Ir tokie būna labai fainus, vaikai prie manęs prieina, sako, Sigita, aš nesuprantu, kodėl jis taip garsiai rėkia, kas jam darosi. Sakau, gal tu tada nueik ir paklausk jo, kaip jis dabar jaučiasi. Bet ir mokytojam pagrindinis rodiklis, ar kaip turi elgtis, kad padėti vaikui įvardinti jausmą, ar tarpusavyje į vaikų tarpusavio santykį nesikišti, bet parodyti, kaip jiems sugyventi. O tėčiai ir mamos, aišku, mums rūpi mūsų vaikas ir dažnai einam auklėti kitų vaikų ar kitų tėvų, bet šitoj vietoj mes patys turim būti emociškai raštingi, susitvarkyti su savo emocijom ir ne kitų įtauklėt, bet iškart bendrauti su savo vaiku. Kaip tu jauteisi, ką tu darei, ką tu sakei. Ir jeigu, pavyzdžiui, drovus vaikas patiria patyčias, stop. Nei tėtis, nei mama siūlau susirinkti save ir už vaikus šito nespręsti, bet drąsinti. Jeigu ten tave įžeidė ar kažkaip įskaudino, tau buvo liūdna, ką tu darai? Verkiau kamputyje. Ar tau patiko, ar tau padėjo tos ašaros pasijusti geriau? Nepadėjo. Ar tu žinai, ką tu galėtum kitą kartą padaryti kitaip? Nežinau. Va tada pasikalbam.
ir atskirti jausmą nuo veiksmo. Ačiū. Ir jūsų pastebėjimu, kokias klaidas tėvai dažniausiai daro, bandydami ugdyti vaiko emocinį raštingumą? Tai čia tikriausiai tėčiam ir mamom bus naudingiausia šita informacija ir tikiuosi, kad jūs ją praktiškai pritaikysit. Dažnu atveju mes patys užsisukam savo jausmuose ir aš suprantu, kodėl tai yra, nes tie nepatogus jausmai, su kuriais sunku išbūti, jie yra 5 kartus stipresni. Ir tai mums trukdo pastebėti ir suprasti tą mažą žmogų, kuris yra šalia mūsų. Jeigu jis, pavyzdžiui, rėkia, maištauja, duris tranko arba darinėja, kur girgždesys, ir tas vaiko elgesys mus erzina. Ir dažnu atveju mes jausdami diskomfortą uždraudžiam vaikui jausti, uždraudžiam jausmą. Ir sakom ten, nepyk, nebijok, o jausmai yra organiški. Ir čia mes turim labai aiškiai atskirti. Visus jausmus priimam, netgi neapykantą savo atžvilgiu. Vaikas gali sakyti, mama, aš tavęs nekenčiu. Ir mes turim priimti tą jausmą. Jis dabar taip jaučiasi. Bet turim labai aiškiai atskirti jausmą nuo veiksmo. Jausmus priimam, tu gali manęs nekęsti, nes aš, pavyzdžiui, kalbėjau pakeltų tonų. Bet tai tau nesuteikia, ta neapykanta neleidžia rėkti ant manęs, spardyti ar kažkaip netinkamai elgtis. Labai aiškios ribos ir mes privalom vaikui jas įvardinti, elgesio ribos. Ne jausmo, jausmus visus leidžiam vaikui išgyventi, o ribas veiksmam būtina nustatyti. Ir čia noriu padrąsinti tėčius ir mamas, nes sulaukiu konsultacijų metu tokių klausimų, jeigu aš vaikui pasakysiu ne, ar tai nesužalos vaiko asmenybės? Tikrai ne. Tai yra būtina, ribos yra būtinos, jos suteikia saugumo ir vaikas žino tos rėmus, kuriuose jis gali veikti. Ir tinkamas socialus elgesys, tai yra žmogui dovana, jeigu jis išmoksta tinkamai elgtis. Tada kitas toks dažnai pasitaikantis atvejis, kai mes labai skubam ir norim padėti savo vaikam. Ir jeigu jis, pavyzdžiui, jaučia baimę ar kažkokius kitokius nepatogius jausmus, tai pradedam ne įrankius duoti, ne kad trukdom jam išbūti, pradedam jį linksminti. Tai irgi nėra gerai. Tiesiog leisti vaikui tame išbūti, išgyventi tą jausmą. Bet dabar tau liūdna, tai tu pasėdėk, pamąstyk, pagalvok ir nuspręsi, ką toliau su tuo liūdesiu daryti. Vaikas turi atpažinti, suvokti, priimti tą jausmą ir tada jis sąmoningai mokysis jį tinkamai išreikšti. Ir dažnai pasitaiko bausmės už emocijas. Bausmės, kad tu bijai. Pavyzdžiui, vyksta naujametinis pasirodymas, vaikas bijo. Jeigu tu dabar neišeisi, tai aš tau ten nubausiu tave ar dar. O vaikas bijo. Ir mes privalom priimti tą baimę ir gerbti vaiko jausmą. Kartu padrąsinti, aš matau, kad tu bijai. Bet tu dabar paimk tą savo baimę, čia su vienu prieš mokyklinuku kalbėjom. Sakau, tu neišmokai eilėraščio? Išmokau. O kodėl, sakau, tu neini? Aš bijau. Tai gal tu, sakau, paimk tą baimę, pasidėk ant stalo, naik, padeklamuok ir tada galėsi grįžęs pasimti. Jis net taip fiziškai vaikas paėmė, pasidėjo, nuėjo taip gražiai, padeklamavo tą eilėraštį, grįžo, sakau, dabar gali pasimti. Ne, sako, aš jos nebeimsiu. Ir jau žmogus įgijo pasitikėjimą, jau šito reikia, kad jis pats patikėtų, kad gali, jeigu dirbam su baimėm. Apie baimės čia galėtų būti atskira tema, nes mes tėvai tas baimės vaikam ir suformuojam savo netinkamų elgesių, bet čia pasiliksim kitam kartui šitą temą. Pasidalinkite, kokius praktinius būdus ar veiklas rekomenduotumėte emociniam raštingumui ugdyti būtent namuose? Oi, tų būdų, kadangi, kaip minėjau, jau 20 metų kaip dirbu vienaip ar kitaip su vaikais, su tėvais ir tas darbas su ugdymo įstaigom, kuriom bendradarbiaujam. Ir čia labai džiaugiuosi, kad Liepsnelės bendruomenė pasitiki, pasikvietė pasidalinti savo patirtim. Ir dirbant kartu gimsta tokie praktiniai įrankiai. Tai gal ir galėčiau net atsinešiau keletą pademonstruoti. Ir namuose, pavyzdžiui, tai ir man labai džiugu, kad galiu pristatyti tėveliam. Ir pavyzdžiui, net tas pačias emocijų korteles pasidėjau, yra toks emocijų žaidimas, sukūrė mūsų naujas
naujas žaidimas, kurio labai didžiuojamės. Gal 5 metus brandinom mintį ir nieko panašaus nėra sukurta Lietuvoje, nes čia dalyvavo atskirų įstaigų vaikai ir veiksmus, kuriais galima įvardinti jausmus. Ir šitos kortelės yra pieštos vaikų. Ir kiekvienam jausmui, jo, čia va tas, ir būtent iki mokyklinio Mes dabar amžiaus žaisim? vaikų. Dabar galėsim pažaisti. Ir yra 14 kortelių jausmams įvardinti, bet čia labai svarbu kūrybiškai taikyti yra instrukcijos, bet priklausomai nuo vaiko amžiaus. Jeigu yra lopšelinio amžiaus vaikai, tai iš pradžių pradėti tik nuo didžiųjų kortelių ir ne nuo visų 14, bet paimti vieną, pavyzdžiui, laimę ir baimę. Ir tiesiog pasikabinti, ir jeigu vaikai ir nekalba, jausmai pas žmogų pradeda formuotis 2-3 gyvenimo metais. Tiesiog pakabinti matomoje aplinkoje 2 korteles. Vaikas laimingas parodyti, va čia laimė. Vaikas ten bijo arba kiti iš bazinių jausmų liūdesys, gali būti dar pyktis, meilė. Čia jau patys nusprendžiat, kuriuos pagrindinius jausmus paimti. Kai jau 2 jausmus pradirbam, tada galima įtraukti kitus jausmus. Ir vaikas parodo, aš liūdžiu, nes pirmas etapas yra atpažinti jausmą. Tada jau eina veiksmas, kuriuo aš išreiškiu tą jausmą. Ten meilė, pavyzdžiui. Ir gali būti, kad vaikai išsitraukia kortelę, mes čia matom kokį džiaugsmą, o jis net detalėse pamato kokį nors drugelį ir jam asocijuoja su baime. Jokių būdų neprimesti savo nuomonės. Tikslas, kad vaikai išsikalbėtų, išrodytų, išveiktų. Pavadinčiau, kad šitas korteles dar galima žaisti kažkur prie veidrodžio ir jeigu pradžiai vaikas išsitraukia ten kokią nors meilę, galima tiesiog kartu su mama ir tėčiu žiūrėti veidrodį ir kaip mes parodom tą meilę. Vienas apkabina, o kitas gal atvirkščiai atsitolina. Ir va tokiu būdu prieinam prie to, kad vien kūno kalba, dar mes negalim iš kūno kalbos suprasti, kokį jausmą, kaip jaučiasi žmogus. Kad būtinai turim išmokti įvardinti žodžiu. Kad įvardinčiau, aš pati turiu atpažinti, koks tai yra jausmas. Tai va šitos kortelės padeda atpažinti jausmus ir ieškoti, modeliuoti, kaip socialiai juos išreikšti. Bet jūs norėjot pažaisti. Kaip pažaisti? Jum šitą kortelę, jum šitą kortelę ir prašysiu papasakoti, su kokia išgyventa vaikystės situacija jum jinai asocijuojas. Ir jeigu prisimena tą situaciją, ar galėtumėte įvardinti, kokį jausmą jautėt? At kokią situaciją vaikystės primena ir kokį jausmą jautėt? Tai kad būtų drąsiau, aš galvoju tokią ištraukiau kortelę. Man primena smagius vaikystės žaidimus. Aš augau kaime ir turėjau labai smagią vaikystę. Augau tarp vyresnių kaimynų berniukų ir buvau jų, draugė, idėjinis vadas. Ir kvadrato žaidime visi laukdavo, kada aš ten pabaigsiu ūkio darbus, kuriuos mama užduodavo, ir vakare būdavo didžiausia šventė, kai po visokių lapų skinimų, griebimų, obuolių rinkimo ar daržų ravėjimo galėdavom eiti žaisti kvadratą. Ir tada jau mes ten siausdavom to kvadrato metu, aš pamenu, kaip ten lakstydavau ir kaip visi laukia ant keliuko susėdę, kada baigsiu darbus ir eisim žaisti. Kartais net padėdavo tos darbus daryti. Tai va, man primena tokią labai gerą emociją ir tikriausiai čia bus laimė. Tai ir vaikai tada deda korteles, yra didžioji, čia yra įvairūs žaidimo būdai ir dedi tada ant laimės. Bet labai naudinga, kai pradedam žaisti su skirtingom vaikų grupėm, vaikai ir patys sugalvoja taisyklės. Tai ir namuose, kai žaisit, pasižiūrėt, kaip vaikai nori. Pradedam su vienom taisyklėm, o paskui patys vaikai pakeičia. Tai dabar, jeigu jau turit po situaciją... Ką turi? Štai tokį turiu paveikslėlį. Tai man pirma tokia mintis irgi buvo galbūt iš vaikystės, kai mes buvom kaime pas močiutę ir irgi lakstėm po pievą. Tai buvo vasara ir aš atsimenu, kad aš tiesiog užmyniau ant tos bitės. Tai va toks buvo, man aišku, kėlė į pirštas, ištino, aš labai verkiau, išsigandau. Tai toks irgi netgi persipinėti jausmai buvo ir laimės, nes vasara smagu, mes žaidėm su sese ir tuo pačiu buvo liūdesys, kad man įgėlė, aš nepastebėjau ir man skaudėjo.
Tai Va, taip aš labai netgi smagu, kad būna kartais viena kortelė, bet asocijuojasi su sumišusiais jausmais. Ir laimė, ir liūdesys. Ir vaikam tada jo dvi sudedam korteles, kad taip gali būti, kad kartu jauti ir laimę, ir liūdesį. Nu, labai įdomu. Taip, vaikam. Tai va, Super. jūsų ant 2 kortelių. Svetlana. Nu, nežinau, jūs man padavė tokią emociją, kurios aš niekada neišgyvenau. Taip nebūna. Ne, iš tikrųjų, buvo pirma asociacija, bet aš jas nepasakosiu, papasakosiu antrą. Tai dažniausiai išgyvenau šitą jausmą, kai mane nuvarydavo nuo kokio aukšto medžio ar nuo pastato, nes aš visur mėgau laipiot ir žodžiu, nu taip, man buvo pikta, man buvo liūdna ir aš buvau nelaiminga, nes man neleido mano visų fiziologinių poreikių įgyvendinti. Taip, aš noriu lipti medžio, man draudžia. O man draudžia, taip. Taip, tai dedam ant pykčio. Taip. Ir jeigu taip apibendrinant, vaikam ar suaugusiem, kai užduodu šitą klausimą, jie dažnai papasakoja situaciją, kaip jie jautėsi, kad tai buvo, pavyzdžiui, kažkoks, jeigu su pykčiu, arba džiugi emocija, arba jeigu ten pyktis ar baimė ir būdavo apibarti tėvų, tai kai užduodavau klausimą, ar jūs žinot, už ką jūs apibarė, tai dažnu atveju suaugę atsimena jausmą, kai pyko ant tėčio ar mamos, kad neleido į medį lipti, kad kažko nedavė, kažko neleido, bet dėl ko jie negalėdavo paaiškinti. Ir ką noriu to pasakyti, kad kitas iš metodų vakariniai pokalbiai, kad paklausti vaikų, va ten vyko šiandien tokia situacija, ar tu supratai, kodėl aš su tavim kalbėjau pakeltų tonų. Mes dažnu atveju draudžiam veiksmą, kartais net draudžiam jausmą, bet nepaaiškinam vaikam, kokie mūsų jausmai už to slypi. Kad aš, pavyzdžiui, mama gal bijojo, kad Svetlana lips į aukštą medį ir man tai buvo, Rokas buvo įlipęs į eglę, kur vėjas, va taip siūbuojus viršūniai. Ir man norėjusi apriekti, kad lipk lauk. Bet jeigu aš supratau aprieksiu, tai jis gali ir iškristi. Kai nulipo, tada sakau, Rokai, aš labai pergyvenau, labai įsigandau, kad tu gali nukristi. Ir dėl to prašau laipiot į žemesnius medžius, nes aš tavęs iš to aukšto neiškelsiu. Tai va, dažnu atveju mes pamirštam vaikam paaiškinti apie savo jausmus, kaip aš jaučiuosi ir kodėl aš taip pasakiau, kad tu nesi blogas, bet aš todėl, kad pergyvenu. Ir būtinai su vaikais tos kortelės yra tik tai priemonė. Kalbėtis apie tai, kas įvyko dieną, kaip vaikai jautėsi, ką aš pasakiau, ką aš padariau ir koks jausmas už to mano veiksmo slypi. Pasakų skaitimas. Tai čia tokios erdvės, šiandien svečiuojuosi stebuklingoj liepsnelės skaitimo erdvėj. Tai yra šių dienų vaikų būtinybė ir kai vaikai būna apimti stiprių jausmų, labai naudinga čia ateiti, tiesiog pabūti, pasirinkti mėgstamą knygą, ar jeigu žmogus būtų, kuris tiesiog skaito pasaką. Aš žinau šeimų, kurios visokių būna gyvenime situacijų ir tokie gražūs pavyzdžiai, jeigu vienas iš tėvelių negali būti kartu, bet turi gražias tradicijas, pavyzdžiui, tėtis vakare skambina sūnui ar dukrai ir tuo sutartų laiku skaito pasakas. Ir aš mačiau to vaiko laukimą, man dar liko pusvalandis, man skambins tėvelis. Ir atsigula ir vaikas klausosi 15 minučių pasakos, nurimsta, viskas, jo pasaulis susidėlioja į vietas. Tai yra fantastika, turėkit ritualus, kurie vaikams suteikia saugumą. Ir įvairūs grupėse tai nusiraminimo kampeliai, bet tos erdvės turi būti ir namuose. Dažniausia, ką šeimose taiko, tai prieš miegą, pokalbiai, pasakos, dienos aptarimas, tie ritualai vaikui suteikia ramybę. Kitą žaidimą gal pristatysiu vėliau. Gerai. Ir sakykit, kokį patarimą ar galbūt net patarimus duotumėte tėvams, norintiems pradėti ugdyti emocinį raštingumą namuose? Patarimas būtų, jeigu dabar manęs tie, kurie klausot, tai pradėti kurti ritualus jau nuo šiandien. Ir jeigu to nedarėt nuo vaikų gimimo, tai vadinasi jau tiek pavėlavot, bet geriau pradėti, kad ir vėliau, bet tai reikia daryti. Ir tai yra pagrindinė investicija
į pasitikinti, kūrybingą, savarankiškai mąstantį žmogų, nes jeigu viduje jis neturės to stuburo emocinio raštingumo, nesupras, kas su juo vyksta, tai tiesiog aš dabar matau suaugusius tokius žmonės, kurie ateina į konsultacijas ir jie viduje jaučia tuštumą. Nu va to tarsi jų emocinio stuburo nėra. Ir kas atsitinka, tada mes tampam priklausomi nuo kitų žmonių, nuo kito žmogaus pagirimo, nuo kito žmogaus pasakymo ar įvertinimo, nes patys viduje to neturim. Tai yra pagrindas. Aš dabar naują tokį terminą atradau, tam tvari edukacija, kad tai, kas vyksta darželėje, tai, ką jūs darote ir dabar, kuo vaikai jaunesni, tai, ką jūs įdėsit, rezultatą pamatysit po 20 metų. Jis bus, tik reikia ilgo, sistemingo darbo kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną kalbėti su vaiku, kiekvieną dieną jam padėti suprasti, kas vyksta. Paskui jau tai atsipirks vienareikšmiškai, bet tai yra didelis darbas. Ir jeigu jūs tikitės, kad mokytojai tai padarys, mokytojai to yra nepajėgus padaryti. Tai yra tėčio ir mamos pagrindinė pareiga. Sigita, noriu dar jums paantrinti. Prisiminiau dabar tokią istoriją, situaciją. Kaip ir sako, ne, kad vaikai mūsų negirdi, bet vaikai mus mato. Ir kalbėjau neseniai su viena pažįstama ir jinai man sako, aš namuose, mano grįžta vyrai ir aš sakau, aš šiandien liūdna ir jūs turit mane visi apkabinti. Arba aš šiandien pikta, jūs turite mane paguosti. Sako, aš neinu, netrankau puodais, netrankau durim ir nedarau vaizdo, kad jūs dabar supraskit, kas man darosi. Bet kažkas darosi mamai, bet kas darosi, vaikai ir vyras negali suprasti. Aš įvardiju tą jausmą, kodėl man blogai galiu pasakyti ir ką jūs turit padaryti, kad man būtų geriau. Tai fantastika. Tai aš manau, kad čia va, tas patarimas tikrai kaip receptukas toks turėtų liekti, ne? Toks esminis momentas, mes tikimės, kad kiti perskaitys mintis, atspės, kaip mes jaučiamės. Ne, iš kūno kalbos mes negalim atspėti, mes turim įvardinti ir kaip minėjau, vaikai mokosi ne iš to, ką mes pasakom, bet ką mes darom. Ir jeigu parodom, kad aš dabar liūdna, man reikia pabūti vienai. Ar aš dabar pikta, pasiimu šluostę ir einu valyti dulkių. Tai žiūrėkit, jau iškart receptas. Aš pykstu, vaikai mato, ką mama daro supykus. Pasima šluostę, tai tada gal jie pasims knygą ar pasims dulkių siurblį, kai jiem bus pikta. Ir tai labai naudinga, neprieks kito, ne puodais trankysis, bet padarys naudingą darbą ir taip ras būdą, kaip nusiraminti. Aš dar norėčiau pasinaudoti progą pristatyti dar dirbant irgi su šeimomis ir su vaikais mūsų topą, kurį čia VŠI vaikų ugdymas sukūrė. Zosės veiksmų žodžiai. Čia ir pavadinimas toks yra reali tokia kalytė Zosė, kuri gyvena Merlende ir man su ją bebūnant ir bebendraujant gimė idėja ir sukūrėm veiksmažodžių korteles, yra 50 veiksmažodžių, labai gražus Zosės piešinėliai, paveikslėliai, yra 26 dviskemeniai veiksmažodžiai, kurie pažymėti mėlyname fone, va tokie taip atrodo. Ir geltonam fone 3 skemeniai veiksmažodžiai. Tai šitą žaidimą mes irgi įvairiai taikom ir ne tik, kad sudėlioja ir vaikai labai mėgsta dėlioti tuos žodžius, tai mokosi skaityti, su veiksmažodžiais susipažįsta, bet kitas kūrybingumą lavinantis variantas, tiesiog atskirus skiemenis paduodam ir pabandysim ekspromtu. Čia aš jums per daug daviau, duodu po 4 ar po kelis ir tiesiog sudėlioti, sugalvoti naujus žodžius, visai neegzistuojančius ir sugalvoti tiem žodžiam prasme. Ir iškart išbėgsiu įvykiam už akių, įsivaizduojat, mes dėliojom vieno seminaro metu ir galvom, kad sudėliojom naujus žodžius, pasižiūrėjom lietuvių kalbos žodynėlyje, pasirodo tokie žodžiai yra ir pamatėm, kokia mūsų lietuvių kalba yra skurdi. Ir čia, kad vaikai pasitikėtų savim, kurti, jeigu čia... Aš jau didelėm akim žiūriu nedrąsiai. Jo, vaikai drąsiau dėlioja tuos žodžius. Ten pavyzdžiui... Pas mane labai daug tie. Bet... Taip, kadangi visi baigėsi bendrautim. Kiti. Ir man atrodo, toks žodis lyg ir yra. Kiti. Ir ką jis galėtų reikšti? Kiti. Ką galėtų reikšti? Kiti. Kokią prasmę būtų galima sugalvoti tam žodžiui? Kiti. Kiti. Ai, dar ilgoji kiti. Kiti, taip.
Gyti. Hm. Yra tai, Gyti. man priminė šitą žodis vaikišką knygutę, kur su šitom plunksnom vaikas pasikiš, užmiršau pavadinimą. Ir ten irgi ar buvo toks panašus žodis. Bet iškart matau vaizdą tos vaikiškos knygutės. Man tai nežinau, aš sugadinta. Hello Kitty, man iš karto. Nu va. Pagal šiuolaikišką. Nėra sugadinimas, bet ir padrasint, pavyzdžiui, jeigu vaikai sako, ai, va, aš čia kažkoks toks, tu drąsiai sakyk, kaip, su kuo tavo asocijuojas, matai, Svetlanai su tuo, man priminė tą knygutę, tau dar kažką ir visi, ir tada mes pamatom, taip, kokie mes visi skirtingi ir kokias skirtingas prasmes galima pamatyti tose žodžiuose. Aš čia bandžiau irgi dėvėsto, nežinau, ką reiškia. O galima šitą žaidimą pritaikyti, pavyzdžiui, visai mažiukams lopšelinukam? Lopšelinukam galima, įsivaizduoju, turiu vieną 2-metį, kuris jau skaito. Kuris padaviau šitą žaidimą, aš nežinojau. Ir jis man sudėjo žodžius. Ir dabar imsiu iš mamos interviu, kaip jinai to išmokino. Taip, kad pratinti prie raidžių, kad jie matytų, bet pradėti nuo trumpiausių žodžių. Čia yra ir 2 skemeniai, ir 3 skemeniai. Irgi neduoti visų kortelių, bet duoti mažesnį kiekį, kad vaikai suprastų, kaip sujungti tuos paveikslėlius, kad patirtų sėkmę ir po truputį įdėti daugiau paveikslėlių. Taip, galima duoti. Bet galima ir apie jausmus kalbėti, ne? Pavyzdžiui, pamato muziką, ne? Kaip tu jautiesi grojant muziką? Taip. Ne, asociacija. Taip, ir pažiūrėkit, pažinimas ir tėčia, mamom. Jūs galite klausyti vieną muziką, vaikas gali pradėti agresyviai elgtis ir nesuprasti. Ir pavyzdžiui, kitas ritmas, aš dabar atradau tokią naują terapiją, išbandau gongų terapiją, nešuosi pas vaikus, groju gongais, skaitau pasakas. Daugumai vaikų tai veikia raminančiai, bet turėjau grupiai, kuriam labai stiprią agresiją sukėlė. Ir tada, kai tu pats žinai, tada kaip savo padėti. Tugi kartais būni tokioje aplinkoje, kur tu negali pasirinkti. Vadinasi, turi būti ausinės, aš užsidedu ausinės ir savo padedu, nes mane ta muzika taip veikia. Taip, čia irgi emocinis raštingumas. Kokia aplinka, bet per kokius sensorinius pojūčius, kaip aš priimu informaciją ir kaip mane tai veikia. Labai fainos priemonės tikrai. Taip, tai džiaugiuosi, kad jums jos įdomios, tai čia mes irgi dėjom. Mes tikrai naudosim irgi darželę, panaudosim. Aš pagalvojau, kad čia labai tiktų ir emocijų kortelės, kai ateina vaikai nusiraminti arba pasakas skaitant. Išsitraukti jausmus, pavyzdžiui, kokia nors situacija, taip pat čia ir tėveliai, skaitot pasaką. Ir tiesiog paklausti, kaip šioje situacijoje jaučiasi raudonkepuraitė, kaip toje situacijoje jaučiasi vilkas. Ta pati situacija, vienas jaučiasi vienaip, kitas kitaip. Ir ką mes darom? Ir ką būtų galima padaryti, kad abu pasijustų toje situacijoje geriau. Kaip jie galėtų vienas kitam padėti. Arba ir iš šitų kortelio, ne muzika groja ir ką aš sudėlioju naujus žodžius, kokie žodžiai, kaip tos aplinkos skirtingos paveikia mano jauseną. Tai čia labai tiktų jūsų skaitimo erdvėm šitie įrankiai. Ir aišku, šeimose tėveliam labai reikalingi tokie įrankiai, nes kiek aš girdžiu, vaikai nenoriai kalbasi. Ir kai sako, pasimam vaikus iš darželio, paklausiam, kaip sekėsi, tai gerai, ir pokalbis užsibaigė. Ir dažnu atveju kokius klausimus užduodam, ar valgiai, ar miegojai, tai dabar tikriausiai, kas klausėt šitą mūsų pašnekesį, klausit, kaip tu jauteisi, ką tu tokio įdomaus nuveikiai, kas tave šiandien pradžiugino. Ir tada vaikas jau mąsto, kas mane pradžiugino. Ir aišku, nefokusuokit vien į neigiamus, ar tu bijojai, ar pykai, mesgi formuotis padedam laimingam, pozityviam, savimi pasitikinčiam žmogui. Tai klausim, kas tave pradžiugino. Aš šiandien tik piktas buvau ir liūdėjau. Ką tu padarei, kad pasijustum laimingu? Tai jūs turite orientuoti ir duoti toną, nes tėtis ir mama yra kaip dievai, mes esam savo vaikam ir jie į mus lygiuojasi. Tai čia irgi edukaciniai klausimai yra labai svarbu, ko mes paklausim. Tai pasinaudosiu progą, dar atsinešiau daugiau įrankių. Čia daugiau skirta pedagogam, bet tėvam irgi tinka daryti eksperimentus namuose su vaikais ir pratęsti tas prasmingas veiklas, kurias vaikai vykdo darželėje. Tai čia rasit receptus, rašytą mokytojam, bet jūs galite atlikti ir tėveliai mokytojo funkciją ir mokytojo vaidmenį. Yra ištestuoti metodai, kurie
kurie veiksmingi, kurie pasiteisina ir yra parašyta pozicija, kaip mes turime dabar, apie ką aš kalbu, kaip užduoti klausimą ir ką tas klausimas reiškia vaikui. Čia fantastinė knyga, kur irgi sudėti receptai mokytojų išbandyti ir jie orientuoti į vaikų skaitymo įgūdžių stiprinimą. Tada naujausi mūsų ir džiaugsmingiausi sudėtos naujos teorinės įžvalgos, kokia turi būti laikysena mokytojų ir tėvų pokalbyje, tiek emocinį raštingumą, tiek pasitikėjimą savim stiprinant ir būtent per STEAM eksperimentus. Čia jau ne STEAM, STREAM. Mes įtraukiam čia ir skaitimą. Tai vienoje dalyje yra gamtos tyrimai ir technologijų, o kitoje kitų sričių. Tai čia irgi labai įdomus metodai. Ir kitas gero elgesio knyga, čia skirta netgi patiem mažiausiam, kai vaikas yra apimtas stiprių jausmų, orientuota, kaip jam elgtis, į tinkamą elgesį. Ir labai spalvoti paveikslėliai, labai gražiai pateikta ir tokios instrukcijos, ką reikia daryti, kai vaikas elgesi netinkamai, kaip padėti savo vaikam. Tai labai džiaugiuosi galėdama pristatyti reikšmingiausiam vaikam, žmonėm, tėvam mūsų sukurtas ir ištestuotas priemonės. Super, ačiū labai. Ačiū. Sigita, iš tikrųjų nuoširdžiai Jums dėkojam už labai įdomų pokalbį ir už vertingas įžvalgas, kurios tikime, kad prisidės prie geresnio vaikų emocinės gerovės supratimo ir stiprinimo. Ačiū. Ačiū Jums, kad pasikvietėt. O dabar staigmena. Staigmena. Vladička, kokia staigmena? Dovana? Ne? Ne dovana? Jūs man kaip dovana pati didžiausia. Jūs esat man dovana.